Sveiki dar kartą. Tai, čia prisulti ir atsistoti, tai būtų gerai. Taigi aš dabar dar vieną kartą parodysiu, kaip genimas sodas. Jaunas sodas, maždaug 4 metų, 5 vasara šiais metais bus. Ir suformuota labai įdomiai plokščių vainikų. Taigi, kaip matot, dabar norim, kad mūsų vainikas, šito sodelio vainikas, būtų plokščias iš ilgai eilės, o į šoną būtų neįsikišę šakos. Mes va čia jau matom, vieną kartą buvo trumpinta, čia labai daug obuolių, čia labai įdomios veislės. Kada nors apie veislės papasakosim, kada turėsim kokį nors užuomazgų retinimą. O kaip matot, mes net 2 šakutės nukreipėm, taip, 2 šakutės nukreipėm, palikom, net, reiškia, tvirtinam prie vėlos, taip, netgi netvirtinam, o tiesiog ant vėlos pasukam. O čia dabar ta šakutė, matot, išlindus, jeigu mes žiūrėsim vainiku, tai mes ta šakutės visas. Pernai buvo pritrumpinta, šiemet, kadangi bus labai daug obuolių, tai mes tą šakutę šalinam visiškai. Ir metam į tarpusį. Iš kitos pusės taipogi šakutė auga į išorę, bet ji neagresyviai. Ir va dabar mes, žiūrėkit, turim viršūnę, jį pririštą prie bambuko, tas bambukas pririštas prie vėlos tokiu kembriku, matot, ir medelis dar keliose vietos surištas, taip, medelis, tam, kad tą viršūnę išlaikyti. Mes tą bambuką galim pasikelti į viršų tiek, kiek mums reikia, bet mums daugiau nebereikia. Mums daugiau, reiškia, aukščio didesnio nereikia. Aš viršutinę šakutės truputį nutrumpinu, kad dar, matot, viršūnė buvo jau pakirpta, ir va tokiu principu, žiūrėkit, tokiu principu. O šita šakutė jau yra per žemai, taip, už tai, kad jį, reiškia, žemiau vėlos, o kaip matot, šita šaka taipogi yra, o mes ją labai fain, matot, šakutė suformuota, stačiai auganti šakutė yra pašalinama nuo to šakos, taip. Nuo to šakos taipogi pašalinama stačiai auganti šakutė ant kelių žiedinių pumpurų, kaip matot, čia žiedinių pumpurų. Ar genėjimo laikas? Galima genėti. Iki žydėjimo obelis galima genėti, o po to jau reikia žiūrėti. Taigi, agresyvi šakutė ir auga tiesiog į tarpueilį. Mums nereikia, mums reikia, kad mums būtų šita neagresyvi, mes tik truputį pritrumpinam. Šita, kaip matot, taipogi neagresyvi šakutė, nestambi, mes ją tik pritrumpinam, taip. O apačioj mes turim į eilės, į tarpueilį augantį šakutį ir apačioj žemiau vėlos. Mes ją nutrumpinam. Ir žiūrėkit, va dabar toks šitokių principų medeliai. Taip, labai įdomu. Gana nauja sistema. Ir kaip matot, prie tokio bambuko nėra jokio kuolo. Ir mes dar paskui bus taip, kad šitoj vietoje užsipildys iki vėlos dar bent 2-3 vaisinės šakos. Medeliai dabar dar jauni. Taip. Ant jos stačiai augančias šakutės visas pakirpam ant 2-3 pumpuriukų, ten bus žiedai ir mes išformuosim tokį vainiką, kuris bus vienos krypties, eilės kryptimi. Šakutės matot, va, kai kurias vaisiai išlanksto šakas. Tai gerai, patys vaisiai lanksto, mums jokių svarelių nereikia. Ir čia žiedinis pumpuras ant viršūnės, mes jį nukirpam ir paliekam ant vegetatyvinio pumpuro ir tą viršūnę mes šiemet pasigausim taip, kaip mums reikia. Nu, va, charakteringa, agresyvi šaka ir auga į tarpueilį. Mes ją iš karto numetam, paliekam truputį tokį kuciuką, iš to kuciuko išaugs trumpos vaisinės šakutės, šitą šakutę pritrumpinam, taip. Ir matot, va, dabar šitą šaką mes jau turėtumėm apsukti. Ir va, mes turim tokį, nuostabų dalyką. Ir va, tokis vainikėlis, taip. Taip, čia yra naujos veislės, labai naujos veislės, po 5 medelius kitos veislės. Nu va, dabar prieinamės prie viršūnės, kaip matot, viršūnės visiškai nebėra. Už tai, kad čia pernai buvo labai daug obuolių, mes palikom vis tiek, mums viršūnė reikia, kad ji būtų bent jau 2,50 m, 2,80 m, nu iki 3 metrų. Daugiau mes tą medelį nelabai leisim. Tas bambukas mums turi tarnauti kokius 8 metus. Tol, kol medelis susiformuos. Paskui faktiškai nebus nereikalingos jau nei vėlos, nei kaip išformuosi medelį taip, kaip mums reikia, tai mums jau čia beveik nieko nebereiks. Tokioj pumpurų fazėj šiandien rytą aš kelsiuosi labai anksti ir ieškosiu žiedgraužio. Dabar, aišku, jo sunku surasti, jis labai nuskraido, bet anksti rytą atsikėlus, auštant, apačioj patiesus poltileną, reikėtų pabelsti medį ir jeigu nuo pumpurų pradeda krist, tai tada pats laikas, reiškia, purkšt nuo žiedgraužio.